Bažnyčia. Mes buvom įpratinti, kad bažnyčia yra kažkas švento, gero, dvasingo, kad tai yra Dievo namai, kad tarsi tik ten gali su juo kalbėtis, tik tau esant bažnyčioje, jis išgirs tavo maldas. Man nuo paauglystės buvo alergija bažnyčioms. Aš tai vadinau alergija, nes neradau kito panašiau apibūdinančio žodžio. Vos tik užėjus į bažnyčią mane apimdavo juokas iki ašarų. Nuoširdus, džiugus juokas. Kvatodavau iki ašarų ir mano juoką galėdavo sustabdyti tik išėjimas iš bažnyčios. Todėl po kelių juoko priepuolių nusprendžiau bažnyčių vengti. Man tada keistai atrodė tas mano juokas ir nesuprasdavau, kodėl jis mane aplanko toj šventoj vietoj, Dievo namuose. Dabar aš jau turiu tam paaiškinimą. Nors tada dar visą tiesą žinojo tik mano siela, ji po truputį paaiškino ir man. Mano sielai buvo juokinga, į ką pavirto bažnyčia. Mano sielai buvo juokinga, kad bažnyčia prisidengdama dvasingumu iš tikrųjų daro viską, kad žmogų tik atitolinti nuo tikrojo dvasingumo. Mano sielai buvo juokinga, kad bažnyčia vadinama Dievo namais, nes Dievo namai nėra bažnyčia. Dievo namai yra visur, jo namai mūsų širdyse. Dievas girdi mus ne tik tuo metu, kai mes esame bažnyčioje. Dievas mus girdi visur, bet kur mes bebūtumėm. Jis girdi ir žino, iš ko kyla mūsų malda jam. Ar ji yra nuoširdi? Ar jie yra tikra? Ar jie kyla iš baimės ar iš meilės? Jis mus girdi ir jaučia visur ir visada. Bažnyčia mokina bijoti Dievo. Gąsdina žmonės, kad Dievas nubaus, nuteis, nepriims į rojų, o nusiųs į pragarą. Dievas nieko nebaudžia. Jis myli taip stipriai, kaip nei vienas gal net neįsivaizduojam, kad taip galima mylėti. Nėra to tokio pragaro, kaip mums kala į galvą, kad po mirties ten pateksim, jeigu būsim blogi. Čia tik stiprus bauginimo įrankis. Po mirties kiekviena siela keliauja ten pat, namo. Ten apžvelgia visą patirtį, įsivertina, kiek išpildė to, ką norėjo, planavo, kiek evoliucionavo ir kiek ir ko dar nori patirti, išmokti kitame savo etape. O tą savo teismą, pragarą ir rojų visi susikuriam ir patiriam čia. Dar begyvendami šiame gyvenime. Ne Dievas, o tu pats save baudi. Ir jau gyveni pragare gyvendamas tamsoje ir ją skleisdamas aplink save. Taip pat tą pačią tamsą gaudamas atgal. Dievo nereikia bijoti, jį reikia mylėti. Bijoti reikia sukelti skausmą ar kančią kitam, nes pagal visatos dėsnius, ką tu duodi kitam, gauni ir tu pats. Tokia ta harmonija. Skleidi blogį, blogį gauni ir pats. Jeigu skleidi gėrį, gėrį gauni ir pats. Tu pats save baudi laikydamasis tos tau įkaltos iliuzijos ir suvaržymų, neklausydamas savo vidinio balso. Savo sielos balso, Dievo balso, ką jis tau šnabžda. Siela juk yra laisva, ji nori būti ir čia laisva, išsivaduoti iš visų tų pančių, kurie sukuria tamsą. Ji nori ir čia patirti savo rojų, ji nori ir tau parodyti, kas tai yra. Bažnyčia kartoja ir kartoja tuos pačius žodžius, maldas, mokina ir žmonės juos nuolat kartoti. Mokina kartoti kažkieno sukurtų žodžius vietoj to, kad žmogus su Dievu kalbėtų savo žodžiais. Kad kalbėtų laisvai, iš meilės, dėkingumo, tada, kada jis pats to nori, o ne tada, kada kažkas sugalvojo, kad reikia, ir kad reikia tuos kažkokius žodžius kartoti, kuriuos sakai susikaupęs, įsitempęs, kad viską pasakytum teisingai, kad nepamirštum tų žodžių iš maldos. Duoda suprasti, kad jei nekartosi Tėve mūsų, tu darysi nuodėmę.
Bažnyčia kaip tik stengiasi suvaržyti žmogų vietoj to, kad jam padėtų išlaisvėti ir tikrai artėti prie Dievo. Mokina jaustis kaltam, blogam, nuodėmingam, bijančiam Dievo. Liepia aukotis dėl kitų, juk taip irgi suvaržo žmogaus laisvę ir pasirinkimą, taip sukuria prievolę. O Kristaus kūnas, Kristaus kraujas. Man labai įdomu, kodėl bažnyčia liepia mums valgyti Kristaus kūną ir gerti jo kraują. Ar čia nėra kaip tik kažkokia didžiausia nuodėmė? Gerai, ten paplotėlis ir vynas, bet juos įteigia kaip Kristaus kūną ir kraują. Kodėl mes tai turime valgyti, net jeigu tai tik žodžiais apipavidalinta? Jeigu simbolizuojam Dievą ir jo sūnų kaip žmonės, tai valgydami ir gerdami sūnaus kūną ir kraują, mes kaip ir skatiname arba tokiu būdu vaizduojam kanibalizmą. Kodėl jį reikia suvalgyti? Sunaikinti vietoj to, kad gyventumėm santykyje, meilėje ir harmonijoje su juo. Esu ne kartą girdėjusi nuomonių, kad bažnyčia užsiima juodąją magiją ritualais. Ir aš tuo tikiu. Kai gerai pagalvoju, tai tikrai net ir tas pats Kristaus kūno valgymas ir jo kraujo gėrimas vien tie žodžiai, ką reiškia, jeigu nuimtumėm tuos mitus, kuriais bažnyčia apipina šį ritualą. Būti dvasingu tai reiškia išsivaduoti iš tamsos. Tamsa yra baimė, abejonė, pyktis, pavydas, kaltė ir taip toliau. Bažnyčia kažkaip kaip tik stengiasi priversti žmogų neatsisakyti tamsos, o dar labiau joje paskęsti. Nesakau, kad visi kunigai labai jau stipriai tuom užsiema, kai kurie per atskirą pokalbį kaip tik lyg ir paneigia tuos bažnyčios teigiamus standartus, lyg ir duoda užuominą į tikrąjį dvasingumą. Bet tai, kas apima jų darbą, jie vis tiek yra įkalinti elgtis pagal bažnyčios sukurtas taisyklės. Nes jie per įšventinimą davė pažadą laikytis bažnyčios nustatytos tvarkos. O dėl pažadų? Manau, tie pažadai irgi iš tų suvaržymų, pančių dalies, ne iš dvasingumo. Kartais mus priverčia kažką pažadėti, o kartais tuo metu norime patys ir pažadam kažką, bet vėliau jau galim persigalvoti ir nebenorėti to kažko, ką žadėjom padaryti, bet turim padaryti prieš savo valią, nes juk pažadėjom, o pažado negalima sulaužyti. Dvasingume negalima laikytis visų šitų suvaržymų, o nekeisti savo nuomonę ar norą. Ta dieną norėjau tą kažką padaryti, tai ir pažadėjau, kad padarysiu. Bet kai atėjo diena, kada turėčiau padaryti, aš jau nebenoriu to daryti. Ir aš esu visiškai laisva to nedaryti, nes tai eitų ne iš noro, o iš prievartos. Negali laužyti pažado. Negali drausti vykdyti savo laisvą valią, o nelaužyti pažado. Pati stengiuosi nebežadėti niekam nieko. Nežinau, kad atėjus momentui aš galiu jau nebenorėti to kažko daryti, todėl vietoj pažado dažniausiai sakau, bus matyt. Šiaip aš pati sau leidžiu persigalvoti. Ir niekada nemačiau tame problemos, bet žmonės labai įsikibę laikosi ir pykstant manęs, jeigu aš persigalvoju. Jų tas pykimas gal ir mokė mane, kad tiesiog niekam nieko nežadėti, nes niekada negali žinoti, kuom tai baigsis. Esu turėjusi 2 civilinės santuokas ir nei vienos bažnytinės. Bet bažnytinės visada labai norėjau, nes tai juk santuoka prieš Dievą, aš taip maniau. Taip pat galvojau, kad ta bažnytinė santuoka turėtų būti su tuo tikruoju žmogumi, tikruoju mano vyru. Nes atrodė, jeigu išsiskyrėm, tai nebuvo tikras mano vyras ir džiaugiausi, kad su juo nesituokėm bažnyčioje. Bet dabar manau, kad abu vyrai buvo tikri mano vyrai. Tik jie mano vyrais buvo ne visam gyvenimui, o laikinam periodui. Mes juk jau galim rinktis. Mes esam laisvi nutraukti santykius, kai juose mums nebegera ir pradėti naujus santykius. O santuoka prieš Dievą nemanau, kad ji gali būti tik bažnyčioje. Santuoka prieš Dievą tai ir yra tas pirmas poros pokalbis, kai abu pasako vienas kitam,
jog jie vienas kitą myli ir nori būti kartu. Čia ir įvyksta ta santuoka. Jei nereikia ant spaudų, papirėlių, kažkokio kito žmogaus įsikišimo, leidimo, patvirtinimo ar paneigimo. Čia tik tų dviejų žmonių ir Dievo reikalas. Beje, Dievas leidžia ir nutraukti santuoką, jeigu jautiesi, kad nebenori joje būti. Jis už tai nebaudžia, nesmerkia, nenustoja mylėti. Jis nori, kad visi jo vaikai būtų laimingi. Nes juk ir pamokos dažniausiai nėra lengvos, kurių jie čia ateina mokintis. Dievas leidžia mums viską, nes jis labai mus myli. Nesvarbu, kiek dvasingais mes esame ar kaip giliai esame tamsoje, mes visi esame jo vaikai ir esame labai mylimi. Jis visada eina šalia kiekvieno savo vaiko ir džiaugiasi už kiekvieną jo žingsnį, patirtį, pamoką. O pamokas patys juk ir pasirinkom prieš ateidami į šį gyvenimą. Pamokos dažniausiai buvo per kančią. Kodėl kaltinam Dievą mūsų baudimu, jeigu tai tik mūsų asmeninė pamoka? Nes kai skauda, žmogui reikia kažkur išsilieti, kažką apkaltinti. Ir tada būna užpuolamas tas, kas labiausiai mus myli. Na, o pabaigai pasakysiu, kad nors ir kalbėjau visame įraše, jog bažnyčia kaip tik stengiasi atitolinti žmogų nuo Dievo, suklaidinti, įbauginti, paskandinti tamsoje, aš nesmerkiu bažnyčios ir jos daromos tokios įtakos, nes tai tik dar vienas mūsų partyvaus sąsiuvinys. Kaip ilgai žmonės buvo tame įkalinti ir tikėjo bažnyčia, tikėjo ta tamsa ir joje gyveno. Nes taip turėjo būti. Čia dalis mūsų patirties. Mes turėjome patirti tamsą, kad vėliau galėtumėm įvertinti ir pajusti tikrąją šviesą. Mes turėjome patirti viską, o dabar mes turime išsilukštenti, išsivaduoti iš tų suvaržymų, pančių, tapti laisvais ir patirti tą savo rojų, pamatyti, sužinoti, kas yra šviesa. Ir mes tai darome. Mes po truputį keliame klausimus, gilinamės, pradedam leisti savo rinktis, pradedam jausti, kas mums yra mūsų tiesa. Pradedam girdėti savo vidinį tyliai šnabždantį balsą ir juo vadovautis. Taip, po truputį išsivaduodami iš tos tamsos ir artėdami prie savo šviesos. Linkiu mums visiems sėkmės šiame kelyje į savo šviesą.